Po 2 mėnesių Lietuvos krepšinio rinktinė lygiai taip pat galėtų džiaugtis Europos čempionato taure. Mūsų šalies komanda, kaip visada būdavo iki šiol, vadinama viena iš pirmenybių pretendenčių į auksą. Keliems ilgamečiams rinktinės lyderiams atsisakius užsivilkti Lietuvos marškinėlius, suabejota komandos sėkme Lenkijoje. Tačiau žinomas buvęs Lietuvos krepšininkas ir treneris Sergejus Jovaiša pesimizmu netrykšta. Didelė dalis sėkmės priklauso nuo trenerių, kurie yra taip pat maksimalistai. Tiek Būtautas, tiek Kurtinaitis, jiem kito žodžio negu kad pergalė rungtynėse nėra. Tai tas komandos nusiteikimas kalnus verčia. Treneriams būsimame čempionate iškelti aukščiausi tikslai, tačiau kurie 12 žaidėjų atstovaus šalį paaiškės negreitai. Pirmadienį kandidatai į rinktinę plūs į Druskininkus, kur prasidės pirmasis pasiruošimo etapas. Svarstoma, ar verta Lenkijoje rinktiniai plėšytis dėl aukščiausių vietų, gal duoti pasireikšti jauniesiems krepšininkams, kad šie kauptų patirtį po 2 metų Lietuvoje vyksiančiam Europos čempionatui. Sergejus Jovaiša su tuo nesutinka. Komanda pajėgi gerai pasirodyti, o tie, kurie dar jauni ir kurie norės žaisti vėliau, jie turės laiko pasireikšti ir subręsti. Daugelis pripažįsta, kad rinktinė be ilgamečio pagrindinio žaidėjo Šarūno Jasikevičiaus bus kitokia. Sergejus Jovaiša linkęs manyti, kad trenerių štabas problemas spręs paprastai. Į Lenkiją vešis Irmantą Kalnietį ir Giedrių Gustą. Visgi anot buvusio krepšininko Lietuvoje žaidėjų netrūksta, tik treneriai nesugeba laiku pastebėti talento. Liktai treneriai augina vien didelius, tačiau taip nėra, čia yra ir atsitiktinumų, kai išauga geras žaidėjas iš nieko, reikia jį pastebėti, pamatyti ir užauginti. Žodžiu, tų žaidėjų problema dabar atsirado tokia, kad ko Lietuvoje niekada anksčiau nebūdavo. Pasak Jovaišos, nors ir susilpnėjusi mūsų šalies komanda rugsėjį pajėgi kautis dėl aukso. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Jurgita Kasperavičiūtė, Anykščiai.